Aš jau norėčiau jūsų kartą paimti išklausyti, bet su esminiais atsakymais. Nes pakartosiu, reiškia, jūs dabar esat merė ir dabar meras yra ne politinė figūra, o daugiau administracinė figūra ir jums viskas priklauso. Tai žinot, kad jūs šitų žmonės sukviečiat, kaip jie ir nereikalingi. Nes jūs vis, kad pusę metų mes jau čia vaikštom, viską žinot ir reikėtų tų atsakymų tokių normalių. Tai aš jums pakartosiu, reiškia, kad nežiūrint to, kad reiškia teismui buvo pateikta melaginga, žinoma, melaginga informacija. Ne? Panelė Indrė, reiškia, turėjo, tai čia dėl nekilnojamo turto. Kas yra kilnojamas, taip pat panelė Indrė turėjo daryti, reiškia, tas sutartis su rangovais, ten tvarkymai, netvarkymai, darbų apyrašas, konkretus darbų apyrašas, ką jie turėjo daryti, ką jie gali daryti, ko ne. Antras dalykas turėjo būti automatiškai daromas turto apyrašas su jo vertinimu, smulkus ir tik pagal tą sąrašą, padarytą sąrašą, galima tada tą turtą, kuris yra bevertis arba kitaip yra traktuojamas kaip mažavertis, jį utilizuoti, reiškia, jinai turėjo, reiškia, pasitikrinti, nes jinai iš pokalbio aišku, kad jinai buvo ten, kad automobiliai, ar turi teisę užsiimti utilizavimu tą įmonę, kurią jinai samdo. Rangos sutartį turėjo būti numatyti subrangovai, kreipimaisi į vienas ar kitas firmas, kurios turi licenciją tam darbui. Dabar toliau, reiškia, tas nebuvo padaryta. Jūs labai gerai žinot, kad kažkokius, bendrai ką čia man šnekėti, jūs iš to pačio Kone kaimo per miškelį gyvenat. Tai Rudaminos banditėliai buvo pasitelkę. Čia taip neskaniai skamba, kad savivaldybė atsitempė Rudaminos banditėlius kažkam tai padaryti. Ir po tą uodegą įvairiausiais metodais vartosi, kaip tas unguriukas žirniuose, supranti, neskaniai skamba. Aš dar pasikartosiu, yra du variantai šitam mano požiūriu ir mano žiūrėjimu į šitą dalyką. Tai yra vienas dalykas, reiškia, Indrė, dėl žoplumo, durnumo ar kažkokio suprantat, paėmė ir padarė lepsusą, ne? Suklydo. Kas nedirba, tas neklysta. Taip? Taip. Jeigu žmogus suklydo, reiškia, per pusę metų aš nemačiau nei vieno, nei mažiausio plaukelio, suprantat, pajudėjimo į tą pusę, kad ištaisys klaidas. Tada man peršasi mintis, kad jums visiems yra tas, aš čia tos materialės neturiu tikrai omenybą į Dievo dūšią kaltą, suprantat, kad jums yra tas kažkaip tai naudinga. Kaip? Vaikiški klausimai kyla, sklaido ir taip toliau. Tai aš noriu dabar aiškaus iš jūsų atsakymų, ne iš šitų žmonių. Nes Indrė ant Baudžiako atsistojo, Kęstutis irgi taip vieną koją, kaip tas išminuotojas jau stovi, trakšterėjo, Ženiukas atsistojo. Nejaugi mes daisim, kad reiškia, nuskambės, kad merė irgi, Lazdijų merė, ten irgi turim balim, užšoko. Nedarykime vaikiškų dalykų, nes čia eina biški gilesni dalykai. Jeigu jums Kęstas netaiškino, jau aš kelis kartus jam sakau, Kęstai išaiškik šito materialiam gyvenimą, ne? Čia eina priesaikos sulaužimas. Jūs savo priesaiką merės dabar atsimenat? Aš manau, kad ne iš lapelio skaitėt ir vis tiek tą visą tekstą, bent kaip tekstą, jūs tikrai atsimenat. Kas ten sakoma? Jūs sulaužot. Tarp kitko, kas liečia ir tas komitetų skaičius, jūs irgi ten priesaiką sulaužėt. Ir konstitucija tarybos narių atžvilgių irgi paminėt. Čia tarp kitko, žinot, kaip sako, ne tas dalykas. Tai yra šitie dalykai. Antras dalykas yra, šitos klausimus noriu išgirsti, bet aš noriu išgirsti tokių, žinot,
jau protingus atsakymus ir tokius pagrįstus. Aš suprantu, kad suklydom gerai, prisikakojom iki ausų, burbuliuojam, dabar imkim kaip iš šitos padėties protingai, tvarkingai išeiti. Protingai, tvarkingai, aš jums kelis kartus sakiau, sėdi Pauliukonytė, Dovilė, sėdi, jinai čia šitą irgi pradėjo dirbti, nieko nepadarė. Tai vat jinai yra ta žmogus, kur aš vieną pirmadienį mes juos užlupom visiuose, ne ten tvarkantis, atvažiavęs ekipažas seniai, ne jaunikliai kažkokie, bet seni pareigūnai. Įvardino, pastatas yra pastatas, vaikai, o čia yra vagystė. Tai ne mano žodžiai, tai yra jų žodžiai ir body kamerose visą tai yra. Prokuratūra irgi tai žiūrėjo. Ir tai yra. Pauliukonytei po savaitės aš skambinu, Dovilė, yra tas, kada, kaip, kur, ką. Jinai man net nepasakė, kad ne jinai veda, kad jau ją nušalino. Kad Ilkinas veda, Ilkinas vėl meluoja. Gaunasi toks, žinot, atbėgo merė pas Pauliukonytę ar ten viršininką ir sako, žinai, kad dabar tu čia biškį kažkaip kitaip padaryk. Neskaniai kvepia, va tokios kažkokios tai mintys, o tokios norom, nenorom peršasi. Kam jų reikia? Va dabar sėdi, tegul pirmin, nepadarė tada darbų. Sausio 3 atvažiavo ekipažas, nepadarė darbų. Tegul dabar jie eina ir tas viskas suieško. Tarp kitko, netgi ir iš Lazdijų metalino, kaip jie buvo nuvežę čia dalį, ir radomės. 16 ar 14 diena ten buvo, suprantat. Tai jam liepė susirinkti klaidui ir jis viską įsivežė. Susirink ir dink nuo kiemo. Jam pasakė šitaip. Ir jis visi daiktai yra. Jis to mašinom ieško dokumentų, jis to mašinom ieško, reiškia, jis biški durnokas, reiškia, kad nežino, kad kiek ir kur tie numeriai yra kėbulo. Jis ieško tų kėbulinių dalių dokumentai su tom kėbuliniam detalėm, kur yra kėbulo numeris, kad atseit jis čia prasisuks. Neprasisuks. Tai čia yra vienas dalykas. Dabar antras dalykas, jūs pamiršot, aš keliau klausimą, tai Sauliukas čia labai pasistengė atsakyti, kad viskas gerai dėl Zeniaus pirties. Dabar yra taip, Zeniaus pirtis pastatyta be leidimų, 26 metais, berat ar 27 jis ten aferytėm tuos leidimus gavo, kada jau buvo pastatyta. Krantas užpiltas maždaug, sunku pasakyti, bet nuo 4 iki 5 metrų padidino krantą. Atstumas netitinka gamtosauginių reikalavimų. Tai jūs dabar kaip administracijos galva viso rajono, reiškia šitą dalyką irgi turėkite omeny ir ten tą dalyką reikia spręsti, nes jo dabar yra atstumas 80-90 maždaug nuo pirties iki ežero. Negana to, reiškia, maždaug apie 4-5 metrai yra užpilta kranto. Tai aš nuo 62 metų visiuose gyvenu, aš žinau ten visą kas, kaip, kur, ką buvo, tuo labiau, kad yra topo žemėlapiai ir 95 metų ir ką, ir ten ant tiek viskas gerai matosi, kad matosi. Tai jums šitą tik domėną, atsakymų vėliau aš pažiūrėsiu, nes čia taip ekspromtu neišeina jų gaut, ir sužinot. Dabar kas liečia daiktus? Kokius pasiekimus padarėt, kokius čia tokius didelius pasiekimus? Labadiena. Tikrai labai paprašyčiau susitikimų metu gerbti valstybės tarnautojus. Aš labai gerbiu visus. Aš žinokit, tie, kurie elementariai turi savigarbą ir patys save elementariai gerbia, aš juos tikrai gerbiu. Bet jeigu žmogus savęs negerbia, manęs negerbia, tokis žmogus nėra pagarbos vertas. Aš žinokit, labai dar, save valdydamas kalbu, kas liečia iš pagarbos pusės. Nes aš suprantu, Indrė, aš vienai per kitai pasakau, aš matau, kad jinai pribrido, per durnumą, per kažką tai, bet ji dar save
kažkaip tai biškį, į tuos rėmus dedasi. Visa kita man nerodiklis. Ir kaip čia praeitą kartą sėdėjo viršininkas, didelis viršininkas, ir bandė mane gazdinti. Manęs gazdinimai neveikia. Mane gazdino KGB Lietuvos viršininkas instituto laikais, kada aš už grupioką užsistojau, nes jį norėjo išmesti iš instituto už tai, kad bažnyčią lanko ir patarnauja. Mane gazdino daktarai su kalašnikovais, mentai, tas anas, teisėjai mane nepagazdino. Mes gerbkim vienas kitą ir esminį dalyką, ko mes čia susirenkam. Ir tada bus pagarba visapusiška. Gili, didelė. Jūsų mokytojas sėdė. Tai jis turėjo išaiškinti, dėstydamas, mokydamas, kad žmogus turi gerbti pat save ir kitą. Ačiū Jums už Jūsų išsakytas. Taip. Labai kviečiu atsakingai vertinti, kad nuomonė neperžengia tam tikrų ribų. Aš žinokit, jūs man šito moralo neskaitykit, aš viską vertinu. Jeigu jūs labai norit, jūs galite rašytis, kreiptis. Tik aš jums pasakau, aš labai to norėčiau. Vat, pavyzdžiui, Kestukas paimtų ir parašytų. Tai vat, paimsim, pažiūrėsim. Nes dabar Blekaitinė jau prie šitos temos negrįž, nes jinai ant visų aferyčių pasirašo. Ir aš tiesiai šviesiai akyse pasakė, šitą jūs galite bėgti įsakyti. O nei Vailionienė, nei Šarka nepasirašys. Ir mes tada išsiaiškysim visą. Klausau aš jūsų. Bet esminis, nes man dar Vilnių pasiekt ten. Aš atsakysiu labai trumpai. Taip. Pakartosiu tai, ką jau esu sakius ir tai, ką esame išdėstę ir žodžiu, ir raštu. Mes gyvenime tikrai teisinėje valstybėje. Aš pasitikiu mūsų Lietuvos teisėsaugos sistemomis visomis, pradedant policija, prokuratūra ir kitos instancijos. Žinau, kad jūsų skundas, procesas, jūsų nuomonė, jūsų mintys, kurias jūs išdėstėte, tikrai pasiekė jau mano paminėtas įstaigas, institucijas, buvo priimti sprendimai. Jūs kažką naujo pasakykit, nes jūs tą patį, 5 sakinius išmokstat ir tą patį per tą patį sakot. Negalima šitaip. Aš žinot, kaip yra. Teisę tą padaryti. Papildomos informacijos, kuri nebuvo pasakyta iš jo nei žodžiu, nei raštu, aš tikrai neturiu ir šiandien jums pasakyti papildomai neturiu ką. Aš žinokit, dar kartą, pabrėšiu, aš noriu esminių dalykų. Man bil nereikia gerti. Aš atmintį turiu, aš atsimenu viską. Jūs neįsivaizduojat. Aš netgi atsimenu tą, ką aš tarp jūsų eilučių pokalbio paskaitau ir žinau jūsų mintis į priekį. Aš ir tai atsimenu. Mes nekabėkim vienas kitam makaronų. Tai yra jum reikia kreiptis, ne man, o jum. Ar jūs šitą nors suvokėt, kad jum reikia kreiptis, ne man? Jeigu mes taip eitum pagal chronologiškai, tai pirmiausia, Kestukas turėjo išaiškinti jum visom. Aš suprantu, kad ateinat vienas mokytojas, kitas vėl kažkas, visko žinot negalima. Jis save skelbia teisininku, kietu teisininku. Tai tegul jis paima išaiškina. Šitoj situacijoje taip. Ir to dalyko nebūtų. Pati sakėt, į metus mes čia 10 tokių variantų turim. Tai aš suprantu, pirmas variantas būtų, sakytau, ir jis pramachą padarė, ir Indrė, ir visi. Nes nežinojo, pirmas blynas visada svilęs būna. Taip? Taip. Bet tai kodėl, jeigu 10 variantų, jie nedaaiškina. Tai jie iš vis nepaaiškino, ar kaip man dabar galvot, kad, Indrė paėmė, prasisuksiu aš čia, žinai. Kaip? Jie nebuvo paaiškinta. Aš suprantu, kad visas fermas viską labai įvertina 1 euras. Tada nieko nereikia daryti. Automatiškai nieko nereikia daryti. Ir viskas gerai vyksta. Čia nesuvyko. Čia nepavyko. Ir dabar yra tas dalykas. Jūs policijai pateikėt, kad ten buvo mašinos, daiktai, tas, anas, 5, 10, šiukšlės. Aš suprantu, kad dabar Pauliukonytį bėgiot, dėl kelių kažkokių šiukšlių,
nu kažkaip tai turi ko gero geresnių darbų, ne, rimtesnių. Arba bent jau pasidės pasilsės, kavos išgers, va, suprantat. A tai kur buvo pateikta? Nebuvo pateikta. Tai čia yra jau tamstos veiklos baras, kad paklaust, o tai Indrė, kodėl tu nepateikiai? Kęstai, kodėl tu nepadarei? Sauliau, kodėl tu ten nesėmei? Sauliui trečion, 3 mėnesiai praėjo, tai dašilo, kaip paskutiniam lūzeriui, kad reikia, nu, Volga gal kažką tai, supranti, kainuoja. Bet ar ten buvo? O tai ką, jis laikraščių neskaito? Indrė prieš paskutiniam, reiškia, tą patį pakartojo. Tai palaukit, bet ar ten buvo? Tai ji pati ten buvo, kas buvo. O ką, jinai laikraščių neskaito? Tai ne aš. Aš galiu gerai, sakysim, turėti interesą, aš pateikiu kažkokią, nu, iš savo varpinės, va, supranti, informaciją, nu, čia taip ir kitaip. Bet tai jeigu žmonės internete sukėlė ir net filmuotą medžiagą, kaip ir tuos variklius tempė ir visa kita. Taigi jūsų tas gerasis Sadauskas, žurnalistas, pats sukėlė. Ne aš. Tai apie ką mes kalbam? Tai va dabar Pauliukonytė sėdė, suprantate, tai o ką, jinai laikraščių neskaito? Ji nematė, kad nuotraukos žurnalistų sudėtos? Ne mano. Gal Romas, suprantate, paėmė ten, sudėliojo tas nuotraukas. Ir jis sako, ne nieko, suprantate, o tai čia nieko. Autobusas nieko nevertas, nu aišku, po 2 metų gal dašils, kad kažko tai vertas. Sauliui dašilo, suprantate, po 3 mėnesių, kad Volga verta. Nu labai gerai, nors po 3 mėnesių. Nu kitiem dašils. Tai apie ką mes kalbam? Tai jūs dabar turit, jūs vadovaujama kontora prisikakojo, švelniai kalbant, ane? Tai jūs kaip jos galva turit sakyti, palaukit, Indrė, ką tu padarei, nepadarei ten, ane? Ne prie manęs, jūs, kaip sako, kavytė gerdama, su jais ir diskutuota, ne? Padarei, nepadarei. Kur yra, kaip yra? O, Pauliukonytė, klausyk, tai imkim, mes prisidarėm, ne? Imkim, kad būtų maksimaliai, reiškia, gražytai į status quo situaciją ir tada žiūrėsim tų dalykų. Taigi viskas buvo. Taip, dabar jis motociklą pardavė, taip jis tą pardavė, iškeliavo link Pakruojo. Supranti? Taip, pardavė, bet tai ne mano problema, tai jūs turite dirbti. Aš suprantu, kad, žinok, sunku yra dirbti, paimti ir dirbti, ne? Sunku. Ir dabar ir Indrė, ar Kęstą, pasikviesk ant kilimo ir tu jam velnius. Aš irgi ir moraliai sunku yra, aš suprantu. Pažįstamos taip, antraip, visa kita, nu ir dabar paimk, nu ir Dovilį dabar velnių duok. Nu irgi sunku yra moraliai. Bet tas reikia padaryti. 5 metų praėjo. Žinokit, jūs ne to pataikėt, kad, suprantat, pavaikščias mėnesį žmogus prie durų, suprantat, pastovės ir nueis. Nenueis. Aš nenueisiu. Aš sakau, mane gazdino visi. Ir su kalašais, ir su anais nepagazdino. Nieko nebus. Aš jums tokį Aš racionalų duodu jum ėjimo variantą, kad jūs paimkit ir susitvarkykit. Jūs man nieko nesakykit, jūs galit net, ir aš nenoriu, kad sakytų. Aš va dabar ir Kęstu, jis čia, ko nepasimu dokumentų, aš jų nepasimu todėl, kad jis dar galėtų juos ištaisyti. Ba jau jūs ir prisišnekėjot, ir prisirašėt. Jūs vardu atsakymus duotus man, jūs ten maždaug atsimenat, kas ten kalbama. Tengi ant straipsnio prisirašyta. Suprantat? Aš suprantu, kad jūs jaučiat gal, nu čia Skvernelis, nepadės nei Skvernelis, nei niekas. Aš einu labai diplomatinį, kaip jūs sakot, teisinės valstybės keliu. Aš einu tuo keliu. Nežinot, man už kampo įspręst reikalą, tai būtų 2 pirštai apsisiot. Aš jau neisiu. Aš iš principo jau neisiu. Nes jūs turit pamatyti, ką jūs prisidarėte. Aš suprantu, kad jūs iki... Už jūsų nuomonę. Jūsų išdėstytos mintys, informacija ir sprendimai priimti ir svarstyti yra tiek teisme, prokuratūroje, jeigu
teisingą informaciją turiu, tiek policija savo tyrimus pradėjo, baigė ir yra išvados. Nu, žinot, Tai šiuo policija va dabar viršininkas dar jokiausi, suprantate, važiuosite departamentą, pasiaiškiai dėl tų savo visų dalykėlių, suprantat, vat kaip yra. Nes ten jie irgi, kaip yra. Generaliniam prokuratūram, kas debilai dirba. Vat ar debilai, vedantys prokurorai debilai. Nu ką, nu kaip pasakys. Vienas iš jų pasakė, kad ten tie kaimiečiai apsipūtę. Dar kartą, ačiū Jums už Jūsų išsakytas mintis, dėl Jūsų išdėstytos informacijos ir skundo sprendimus yra priėmę atitinkamos teisinės institucijos. Aš noriu, kad jūs priimtut, ar jūs girdit, jūs prisikakojot, jūs, aš suprantu, iki naujų rinkimų jūs buvot politinė figūra, taip, Saulius buvo atsakingas už tai, ne? Bet jūs vis tiek buvot rajono galva, a ko iš Saulius nepareikalavot? Sauliau, tai tu supratai, kad Volga verta kažko, tai paskaitai laikraštį, o tai kur dabar yra, ką tu padarei, kad tas būtų ištaisyta tas klaidas. Jūs dabar, žinot, aš suprantu jūs dalykus, jūs Indrė, nu tai Indrė tu dabar papasakok, ant Indrės nustumėt, atsivedėt moterėlę, jinai išvis čia Dievui dūšia kalta, suprantat, pasėdė. Kestuk, nu tai Kestai, tu ten Kestukui paaiškink, kaip ten yra. Jūs nuo savęs, aš suprantu, pas jūs yra tokia taktika. Išskirstyk, va dar vieną atsivedėt, jūs ją čia įsiskirstykit, pažiūrėk, padaryk, o aš tai čia, žinai, nekalta. Mere, jūs už viską kalta. Nes jūs galva esat. Aš kaip anksčiau iki rinkimų, taip, politinė figūra, aš jums tiesiogiai ir tada pabrėžiu, už daug ką nesat atsakinga tiesiogiai, ne? Dabar jūs atsakinga už tai tiesiogiai. Tai jūsų Indrė aiškikit, ką tu Indrė parašiai ar neparašiai, kokie ten buvo, nebuvo, su Kestu aiškikite. Jums reikia, jūs eikit, suprantate, su policija šnekėkitės. Jums reikia. Jūs norit, kad į teismą eit. Aš į teismą galiu nueit. Bet žinot, kas bus? Bus iš savivaldybės priteista. Man savivaldybės pinigų, aš pabrėžiu, nereikia, bet čia yra žmonių pinigai. Ir tas 100 ar kiek tūkstančių, tai juos galima vertingiau ir prasmingiau padėti rajone. Aš pabrėžiu, yra Ausma, Indrė, Kestukas, Zeniukas, Vacukas ir dar keli banditai Rudaminos. Jie ir turi kompensuoti nuostolius. Ačiū. Ir kuo toliau, tai tuo yra didesnė. Informacija, kurią mes turėjome pagal Jūsų skundą, pateikėme ir žodžiu ir aš. Ne, ir aš dabar, Rinkimų laikas baigėsi 10 valandą. labai gerai, dabar yra šitaip, suprantat, aš, jūs ir vat gal vicemeras, tai palaukit, aš tai nemiaugiau, o ar čia kiaulės dėsnį įjungiam? Susitikimui skirtas laikas baigėsi, ačiū Jums labai, kad atvykote. Bet ar kiaulės dėsnį įjungiam? Prašom, 10 val. Pasitarimas šitoje salėje, kitas tai jau galima